11 metų, senukas gan sakykim, 5-7 varikliukas, Durango, tokia tamsiai mėlyna spalva metaliko graži, gavęs į priekinį dalį. Matot, pažeidimas į priekinę dalį, tai ir kapotas, ir bamperis, grotelės iškritusios irgi tokios, liktai kaip ir sveikos, radiatorius sveikas, jisai kūrėsi ir važiuoja, žinokit, 162 tūkstančius mylių turi. Parsiduoda draudimo, kol kas statymų neturi jokių. Galite pasižiūrėti jo numerį, Citadelė komplektacija. Šiaip šonai visą kitą neatrodo baisiai, o čia durys yra kažkas palenkta. Saloną tokį šviesiai rūdą gražų turi. Sėdynės matot. Būklė vis tiek 162 tūkstančių mylių, porankis, vat. Bet panelė, visa kita, mygtukai. Atrodo viskas neblogai, žinai, galinės kameros, šviesios lubos, liukas, gale klimo vat yra. Galas iš vis gerai atrodo. Galim pabandyti užvesti. Ledas iš vis be problemų. Šildomą vairą turi. Multimedija irgi veikia. Viskas užsiveda. Toliau pažiūrėsim galą. Galas, kaip matot, labai švarus. Kablys yra, partronikai, galinė kamera, 7-vietis. Šitą pusę irgi švari, čia keletą tokių nežymus labai. 5-7 varikliukas, daug kas mėgsta, kad ir senesnis modelis, gal kažkam bus įdomu.